Sveiki! Pakalbėsime šiek tiek apie energijos palaikymo sistemas, elektros stoteles, inverterius. Na ir pavyzdžiui pasirinksime mes šiuo atveju seną kemperį su jo problemoms ir galimus sprendimus su bliueti. Kai pavyzdžiui mums puikiai tiks senas šaldytuvas, kuris nei normaliai šaldo, nei užšaldo, nei atšaldo, plus yra mažas važiuojant su šeima, taip kad štai sprendimas. Į kemperio galą, nes aukštis 1,40 m, mums tilpo įprastas šaldytuvas. Neįprastas, truputį mažesnis, tačiau su šaldymo kamera įprastas verbalus šaldytuvas, kuriame tilpa jau ir daug ir atlieka funkciją puikiai. Tačiau problema ta, kad jisai maitinasi tik nuo 230 V. Reiškia, mes turime turėti pastovų energijos tiekimą ir jeigu mes esame ne kempingavimo vietoje, mums jau yra problema, kaip jį užmaitinti. Sprendimas yra mūsų gale. Pastatėm 4 kWh talpos elektros stotelę. Įprastai naudojant šitą šaldytuvą, mums energijos užtenka daugmaž 2-3 parom. Dar galim kavos įsivirt, jeigu turim kažkokį aparatą, kuris šiek tiek mažiau naudoja elektros. Tačiau kaip bebūtų, tai nėra amžinas energijos stotelės sprendimas. Mums bet kokiu atveju reikia pasipildyti energijos. Vat štai ir prieinam prie šio daikto, apie kurį jums ir papasakosiu. Teisingiausia būtų pavadinti turbūt inverteriu. Jis atlieka iš esmės krovimą mūsų tos elektros stotelės, įkrovimą atlieka jisai. Tačiau mes turime kelis įėjimus. Tai visų pirma, mes pajungę generatorių galime krauti tiesiogiai savo elektros stotelę. Arba mes mašiną užsikuriam ir šiek tiek pabirbinam, užsikraudom savo elektros stotelę, arba kol važiuojame, mūsų stotelė pasikraus. Kita galimybė yra PV. Puikiai suprantat, kad čia yra saulės panelės. Reiškia, mes galime dėtis ant stogo, dėtis ant medžio, dėtis prie kemperio, saulės panelę ir galime taip pat krauti savo bliuetį. Taip kad jeigu vasara saulės panelės valio, jeigu žiema, mes jungsimės nuo generatoriaus kelyje lygiai taip pat. Taip kad šio daikto dėka mes esame pilnai užsikrovę savo bliuetį tiek kelyje, tiek gamtoje. Prieš tai buvę modeliai, kuriuos gamino, neturėjo saulės panelės įvesties. Dabar jau turi. Taip kad turime du, taip liaudiškai tarime, inputus, įėjimus energijos, kurie mūsų elektros stotelę papildys elektrą. Ir šiek tiek paaiškinsiu, kodėl rodau bliueti sprendimus ir seną kemperį. Sename kemperyje tikrai nebus nei ličio baterijų, nebus nei modernių sprendimų ir kartais investuoti pinigus į seną daiktą tikrai nėra prasmės ir nėra protinga. Šiuo atveju tokią įrangą labai lengva susidėti į bet kurį kemperį, užsimaitinti mūsų kemperį būtent nuo bliuečio, jį pardavus, jį pakeitus arba prireikus namuose, išvykoje, gamtoj, palapiniai, bet kur, visada mes galėsim tą daiktą greitai išsimti ir mes nebusime jo pririšę prie turimo automobilio. Taip kad tiems, kurie nenori investuoti, užsimti dideliais darbais su kemperiu, tikrai, manau, puikus, greitas sprendimas iš bliueti.